Sveiki, istorijos mylėtojai. Aš Ernestas Kuskailis pristatau jums laidą Istorinės atminties archeologija. Laidoje matysite išskirtinę ir niekur nepublikuotą, kartais šiurpią tyrimų medžiagą. Susipažinsime su archeologų darbu, aplankysime laisvės kovų vietas ir išgirsime ekspertų, tyrėjų ar įvykių liudininkų pasakojimus. Stengsimės atskleisti neįmintas laisvės kovų paslaptis, kartu su jumis leisimės į naujas paieškas ir bandysime surasti dar nežinomas laisvės kovų vietas. Šioje laidoje matysite. Braziūkų miške stovi atminimo ženklas, žymintis Stasio Lukšos Juodvarnio žūties vietą. Visgi ženklas klaidina, nes kantriai atliekamų žvalgomų archeologinių tyrimų dėka nustatyta antrųjų partizanų puskarininkų kursų vieta, kur iš tiesų žuvo Stasys Lukša. Išvaikščiota 10 hektarų, kai kur sunkiai pereinama miškinga vietovė. Dar ir dar kartą skaityti partizanų dalyvavusių kursuose, išgyvenusių stovyklos užpuolimą liudijimai. Valandos praleistos ieškant senų žemėlapių, juos analizuojant, gretinant su esama kai kur labai pasikeitusią vietovę. Dėl čia eksploatuotų durpynų, iškirsto miško, nusausintų pelkių, pakitusio kanalų tinklo. Kartu su Kęstučiu Lukša, Juozo Lukšos brolio Antano sūnumi, nuvykome į 2 ištirtus plotus, 2 stovyklas. Beje, pirmoji Kęstučiui buvo puikiai pažįstama, o antrojoje, kur iš tiesų žuvo Stasys Lukša, jis lankėsi pirmąjį kartą. Graži vieta, nuostabi ir net gaila, kad vis dėlto ženklas stovi ne toj vietoj. Tai kaip dabar jau žinom. Jau dabar reikės, reiškia, pakeisti, ištaisyti klaidą. Čia pastatyti kas turi būti, o jisai turi būti ten, kur yra. Bet atsirado jisai dėl togi, kad toks garbus pilietis, Bartkus Adolfas, jo liudijimu, čia buvo po kautynių, turbūt gal po 2 dienų, nes dar matė stovyklos išmėtytus daiktus, tiesiog matė, kad tai buvo tikrai stovykla, matė, kad mūšis, matė daug tūtų primėtytų. Ir jo giminaitis dalyvavęs tame mūšyje, kuris sugebėjo pasitraukti sveikas ir nepaliestas, buvo įsitikinęs, jam rodė vietą, kur buvo žūta, būtent netgi tą vietą, kur pašautas Stasys Lukša. O dėl sargo pavardė nematau. Ašmantas, jo. Manau, užrašyta. Kurio vietoje Ašmantas, tik tai jie žinojo, kad žuvo du Ašmonas. Kurio vietoje jisai žuvo ir jisai buvo pašautas. Žinojo tik tai 2. Tai tik tai paskui vėliau jau. Ten iš tų jau turbūt archyvų buvo sužinota, kas būtent žuvo ir kas liko. Tiesą sakant, labai keista, kai šitaip atmintis atrodytų išsikreipę, aišku, metų daug praėjo. Ir liudijimai skiriasi nuo realybės, neskaitant ir Juozo Lukšos prisiminimus ir Dramblio slapyvardį, dabar tik tai prisimenu staigiai. Bet Skaržinską turi galvo Juozas. Jo, tai jie juk pasakoja, kad viskas vyko prie ežerėlio, nuorodas duoda. Ir kai Atskarais čia mini ten tuos durpynus kaimas yra, Jūrę mini ir visos tos nuorodos yra visiškai ne čia. Bet kiek yra žinoma, tai čia turėjo baigtis pirmieji partizanų puskarininkų kursai, kurie sėkmingai baigėsi su paradu, su tortu. Be jokių ekscesų. Buvo atlikta tas, kas reikėjo ir nieks nebuvo užtikę. Čia įdomus dalykas, kaip kartais atsitinka ir man nuo pat pradžių, buvo dvejopas jausmas. Kada radom čia jau tos artefaktus ir nustatėm, kad čia buvo stovykla. Jausmas dvejopas. Pirma, tu radai vietą, kurios ieškojai. Bet netinka pagal liudijimus. Ta vieta netinka. Taip, pagal visų kitų. Ir man tas nedavė ramybės. Tiek Skaržinsko, tiek Juozo. Taip. Tai ką, pasivaikščiam po stovyklavietę.
Tai Stasys Lukša buvo vienas iš brolių, kurie partizanavo. Jauniausias. Jauniausias. Tai prieš tai jau buvo žuvęs vienas brolis, Jurgis. Ir tais mačiais metais Stasys čia jau užsiema rimtais dalykais. Tai taip, jau išėję į mišką turbūt yra jau metai daugiau, jau po priesaikos. Jisai jau turi ir pareigas, turi ir patirtį. Kursų, nežinau, jeigu tavo duomenim jisai galėjo būti ir instruktorium, tai jau vis tiek turėjo būti statusas. Nu, aš įsivaizduoju tėvų išgyvenimus, kada 4 net sūnus ir jie pasiryžta išeiti. Nu, tai, žinai, čia močiutės ir buvo pasakymas. Jeigu eina, tai jau gyvi ir nepasiduokit. Tai su tuo sustaikyti buvo matyti tokia aplinka, matė, kas yra bolševikai ir matė, kas čia mūsų laukia, jeigu mes neišeisim. Aš įsivaizduoju, kaip tokius žodžius sunku pasakyti motinai savo sūnum. Tai šiais laikais nelabai įsivaizduojama. Nežinau, gal važinai, kaip sako, rudenį pas mus vėl ateis, tai gal kitaip ir mamo žiūrėsi vaikus. Neprisišnekėk. Nešneku, šneka aplinka, taip, žinai, visi. Tai atsimeni, kai radiniai buvo jau tokie, kur nebekėlė daug abejonių. Tai pirmas tai buvo skustuvas, visai netoli nuo čia. Tai jau sakėm, nu, kas gali miške nešti skustuvą? Jau tikrai čia maniakai kokie nebėgioja. Ir turėjo turėti skustuvą tas, kuris čia gyvena, kuris jį naudoja. Taip. Negrybam pjau. Dabar kodėl aš jau sukau? Pameni tokį momentą, apie šitą vietą, ir mes radom šovinį. Ne pirmas buvo šovinys, kurį mes radom. Jau vienas iš jų, taip. Bet tada tau sakau, žiūrėk, prancūziškas šovinys. Taip. Čia jau yra garantija, kad mes esam partizanų stovykloje. Ne bolševikų. Sakau, Kęstuti, šiandien jau kalam šampaną, žinai, stovyklavietę radom. Aš neatsimenu, ar tu tada buvai, kai aš radau adatą. Sako, šieno škopetoj nerasi adatą, žinai, jo labiau miške, kaip gali rasti adatą, bet radau adatą. Nebuvau aš tada. Čia visiškai šalia šitos aukštumos. Nu ką, va, bunkeris. Nu yra bunkeris, neužlygino. Daug dievė. Pripūtė į tą bunkerį šakų krūvą. Bunkerio dydis tai realiai toks tipiškas bunkeris partizanų. Panašiai dauguma bunkerių tokio gabarito yra. Bet pakankamai ilgas tunelinis išėjimas yra. Jeigu neklystu, mes radom dar vyrius kažkokius, buvo net durelės ar kažkas tokio elementas buvo. Kažkas buvo tokio. Bet toks gana gilus. Čia ta pelkelė tokia jau nusausėjus visai. Jo. Tai kaip byloja šaltiniai, šitoj vietoj ne tai, kad vyko pirmieji puskarininkių kursai, bet jie čia baigėsi. Įvyko apdovanojimai, paradas, įteikimai, pažymėjimų, netgi lyg tai kažkur prisimenu viena ausim girdėjau apie Torčiuką, čia žodžiu, buvo pasiruošę. Nu kažką Juozas rašė. Bet baigėsi kursai laimingai, atšventė visi ir jau nuo to prasidėjo pasiruošimas kitiem kursam. Ir čia jau, ko gero, bus tau net įdomioji dalis nuvykti į antrųjų puskarininkių kursų vietą, kur realiai ir žuvo Stasys Lukša. Ir mes ten taip mažais žingsniukais iš tikrųjų kitos vietos prieisim. Po trumpos pertraukėlės matysite. Artėjom prie pačios svarbiausios mūsų vietos. Čia liko vos keli žingsniai. O ta svarbiausia vieta tai mums kas? Staselis. Atvykom į tą stovyklą, kur vyko antrieji partizanų kursai. Ir jau realiai artėjom prie tos vietos, kur Stasio Lukšo žūties vieta yra. Tai čia buvo pats paskutinis radinys šitoj vietoj, tai iššauta tūtelė. Iššauta tūtelė iš rusiško kalibro. Bet kaip čia tradiciškai atsitikę yra, kad partizanai turi
viską susinešę, ką turi geriausiam. Tai yra partizanų kursai, tai yra prestižas. Su nulieti kaip uniformom tvarkingom, su geriausiais ginklais ir net šovinius atsirinkę tokius, kad, nu, žinai, žalvariniam tutelėm, kad kokybė, viskas, kad jau kitam pasirodyt, kad čia, žinai, pasiruošęs, kaip turi būti. Tai čia va paskutinė tokia tutelė buvo iššauta, jau atsitraukimo kryptis. Ir kaip paspėjau ant artimų čia tokių aukštumų, galėjo būti išdėstytas atkirtimas. Kaip jie dažnai darydavo, pradeda puolimą iš vienos pusės, stumia partizanus specialiai į kažkokią vietą, gaunasi toks puolimas medžioklės su varovais. Ir stengiasi juos užstumti ant jau išdėstytos pasalos. Bet jiems čia, nu, galima sakyti, stipriai pasiseka, nes jie iki tos pasalos neprieina ir suka staigiai iš toj vietoj, traukiasi per pelkėtą mišką į pietų pusę. Ir išeina link Skaraiščių. Tai stovyklavietė šiaip tikrai didelė. Jeigu nuo vieno krašto paėmus ir pereisim per visą stovyklavietę, tai mums teks įveikti apie 250 metrų tokį ruožą. Įsidėstę sausoj vietoje, kur yra mūsų sėkmė. Čia yra aukštuma ir čia nėra durpių. Visur aplinkui išeksploatuoti durpynai, kur buvo pelkės. O čia aukštuma, taip. Aukštuma ir čia tiesiog nebuvo ką kasti, tai šitas miško būtent gabalėlis yra išlikęs nepaliestas. Tai dabar mes atėjom į pirmą tašką, kurį aš pavadinau mokomąją zoną. Kodėl? Todėl, kad būtent šitoj vietoj beveik mums po kojom gulėjo SVT-40 pusiau automatinio šautuvo dėtuvė. Čia buvo išardyti 2 vienodi ginklai. Ir spėju, kad galėjo vykti kaip tik apmokymas su tais ginklais, ta ginklų sistema. 2 vienodi išardyti ginklai, bet kas įvykę yra, išmėtyti ginklai tokių gana nemažų spindulių į visas pusės. Ir čia gulėjo, ir ten ant kalniuko, ir už kalniuko gulėjo ginklų dalis. Ir va čia ant šito kalniuko gulėjo ginklų dalis. Čia pat grūstuvas visai netoli gulėjo. Taip viskas tvarkingai išmėtyta aplinkui ratu. Kad, ta prasme, ginklų nesurinksi iš vienos vietos. Tai tam tikras galbūt naikinimas, slėpimas buvo veiklos, kuris čia vyko. Arba tiesiog gal kada užklupta ir bėgta. Ir va būtent nuo šitos vietos, kur išardyti ginklai, dar vyksta atsitraukimas šitą kryptim ir čia ir pamestų šovinių buvo, tai matosi atsitraukimas. Ir dabar nuo šitos vietos, kur tokia mokymo vieta buvusi, yra tuščias tarpas ir vėliau paėję truputėlį į priekį rasime vietą, kur buvo gyvenamoji ta zona, pati didžiausia, ta vadinama centrinė stovyklavietė. Kur man buvo didelė mįslė, kas ta centrinė stovyklavietė. Žinai, galvoju, nu tai kaip, žinai, lyg ir vienoje vietoje turėtų vykti kursai, bet staiga centrinė stovyklavietė. Tai kada jau užbaigiau tyrimus ir sufiksavau visus radinius, pasirodė tų radinių susitelkimo tokios vietos, 1, 2, 3. Ir jos jau schemoje labai ryškiai matosi. Ir tada tampa aišku, kad vakariniai pusėje yra viena dalis stovyklos, centriniai yra kita dalis ir paskui rytinė dalis irgi dar matosi atskira tokia sankaupa radinių. Tai tokia jau tada struktūra aiškiau pasirodo. Atskirom zonom. Atskirom tokiom zonom, tokios matosi ribos. Įeinam į centrinę stovyklavietę vadinamą. Čia buvo daugiausiai radinių susijusių su buitimi. Taip. Buvo net 2 rankiniai pjūklai, 2 rankiai. Tai vienas buvo kairiai pusėje kelio, kitas dešiniai pusėje kelio. Bet tokie jau geri pjūklai. Tai reiškia, vyriokai buvo pasiruošę jau normalius tokius versti ir medžius ir susipjauti malkas ir statybai galbūt naudojo. Buvo vėl apkasas, toks pakankamai ryškus. Ir aišku, kad jisai ne partizanų iškastas, greičiausiai bus likęs nuo Pirmo pasaulinio karo. Bet kas įdomu, muziejuje yra saga su vyčiu. Va čia prie šitą apkasą buvo visai šalia ta ištrūkusi saga. Ir būtent per šitą vietą, iš ilgai kelio eina manevras. Čia, kaip mes žinom, toj stovyklavietėje buvo gana greitas atsitraukimas. Ir ilgai čia niekas nekovojo. Ir vis tiek keli ginklai veikia. Tai vienas iš tų ginklų yra pusiau automatinis šautuvas. Ir jo kontaktas prasideda ten nuo kalvelės ir jisai juda su manevru vis iššaudamas po šūvį šitą kryptimi, kol paskui tą kontaktą tenais nutraukia. Ir žiūrint į šitą vietą, tai va čia ir yra kontakto pradžia.
kaip prisimena Skaržinskas, man atrodo, tą patį atkartoja Lukša savo knygoje. Jo. Tokia frazė ir staiga šūviai centrinėje stovyklavietė. Tai va čia tas centrinė stovyklavietė. Ir šitoje vietoje aš radau ir iššautas kelias tūteles jau iš partizano pusės. Ir į šitą vietą buvo susmigę ir kelios kulkos. Nu, tai reikia įsivaizduoti. Iš rusų pusės. Tai reikia įsivaizduoti, kad aišku, čia mes tik tai kelias kulkas aptikom, kurios liko žemėje ir nerikušetavo. Bet dauguma kulkų galbūt skrido tiesiog į miško gilumą ir tenais kažkur tai įstrigo. Bet šitoj vietoje buvo toks nustatytas galbūt pirmas ir intensyviausias kontaktas, kur susmigę tikrai konkrečiai į žemę buvo kulkos. Čia va taikom. Tai čia va ta centrinė stovyklavietė ir čia vyksta mūšis. Aš truputėlį nustebau, kai radau. Čia buvo pirmas radinys, kuris man parodė, kad čia kažkas tai jau buvo šitoje vietoje. Tai yra, radau krosnelę metalinę, kuri stovi kaip pastatyta toje pačioje vietoje. Toks nežymus įgilinimas buvo ir stovi krosnelė. Neliesta turiu galvoje. Neliesta, nes šiaip būna, nu kaip, žmonės atsikrato nereikalingais daiktais, atveža į miško gilumą, išridena, žinai, ir palieka. Bet čia nebuvo taip, kad išridenta, jinai stovi, žiūriu. Įtvirtinta, sakykime. Jau stovi konkrečiai. Ir jau paskui tyrimo metu pasirodė, kad ten ir anglys išbyrėjo viskas, ir daiktų aplinkui buvo keletą, ten šaukštelis, dar kažkas. Tai. Ir tada tapo aišku, žinai, čia yra ta zona, kurioje ūkio veikla buvo vykdoma. Stovi krosnelė, šaukštelis, reiškia, čia buvo kažkas tai gaminama, verdama, gal stovėjo kažkokia tai ir pavėsinė įrengta. Ir greičiausiai čia ir buvo maisto tiekimo jau ta visa tarnyba. Virtuvė vadinama. Ja, ir greičiausiai, kad arčiausiai virtuvės buvo įsikūręs ir štabas. Artėjom prie pačios svarbiausios mūsų vietos. Čia liko vos keli žingsniai. O ta svarbiausia vieta tai mums kas? Staselis. Staselis, kur žuvo Stasys Lukša. Tai aišku, darau tik tai prielaidą pagal radinius. Nu, tai taip. Ir ta vieta yra va čia. Kas man tai parodė iš karto, gulėjo iššauta iš kulkosvaidžio tūtelė. Ką reikia turėti omeny ir kas yra iš tikrųjų labai taip, apsunkina tyrimą. Kad pokaryje žmonės surinkdavo ypač žalvarinės tūtelės, o šitoj stovyklavietėje buvo išimtinai beveik žalvariniam tūtelėm šoviniai. Taip. Gražus spalvotas metalas, dar panaudojamas kažkur, tai blizgutės gamindavo, dar kažką. Ir čia tų tūtelių per mažai, bet aš radau vieną čia, kitą netoli toj pačia. Jos jau identifikuotos kaip iššautos iš kulkosvaidžių pagal charakteringą deformaciją. Ir paskui jau tik tais darai suvedimą, kad ta kulkosvaidžio juosta vokiška galėjo ir būti iš to paties kulkosvaidžio, kuris čia buvo naudotas. Ir paskui tik tais gal pokario vaikai dar kartą ją panaudojo, bet jau taip grinai užpildydami šoviniais, žaisdami galbūt čianais kažką tai darydami. Žodžiu, čia jų jau veikla atskirai. Atskira tema. Ir čia jau kraštinė stovyklos kalva, ta trečioji kalvelė, ant kurios galim nueit pasižiūrėti, ten yra apkasai išlikę. Bet va čia, kur yra nesutapimas su Juozo Lukšos pasakojimu knygoje, kaip vyko šitas mūšis. Pagal knygoje tai parašyta, kad čia gana gerai valdomas mūšis vyksta. Ir tu pats jau dabar taip purtai galvą, kad jo šaltiniai to nenurodo ir mūšio dalyviai to nenurodo. Ir man šiaip įtikinamai pakankamai atrodo ir MGB raportas, kuriame minima, kad surasta yra keli ginklai, mašinėlės spausdinimo, kas realiai tai yra didelis turtas. Ir tikrai didelio slaptumo buvo laikomasi saugant dokumentus. Ir kas mane įtikina, kad tai tikrai ta vieta, jie pamini, kad dokumentai susijęs su Tauro apygardos organizuotais kursais. Tai yra iš tikrųjų ypatingos svarbos dokumentai, kurių partizanai net nespėja susirinkti. Ir jeigu būtų vykęs tvarkingas valdomas mūšis, kažkas tikrai būtų skyręs tam dėmesio, kad nepalikti tokių dokumentų toj vietoje. Pasirodo, kad nespėta daug ko padaryti. Reiškia, atsitraukimas buvo labai staigus ir nebuvo gerai pasiruošta jį sutikti.
Tai va, čia mes jau ir turim tą vietą realiai, kur Stasys Lukša, kaip sako, ant kalvelės, tai čia ir yra kalvelė, aukštuma. Ir jeigu puolimas vyksta iš rytinės pusės ir šiaurinės pusės, tai va čia toj vietoje jis ir pamėgino sulaikyti puolantį priešą. Tavo galva viskas parėjo tokiu piltu, sakykime. Iš čia, iš rytų pusės, ką jį ir patys mini. Ir šiaurės pusės. Tai šiaurinė dalis, va, kaip jie sako, ūkinė dalis irgi jinai kentėjo nuo apšaudimo. Tai vat, vienintelė vieta priedanga nuo priešo tai buvo už keliuko truputėlį ir manevras į vakarų pusę, kur laisva, kur niekas nešaudė. Nu ir tą rodo, ir realiai patvirtina tos liudijimus, kuriuos mes žinom, kurie užrašyti yra. Tai va, kaip tavo ekskursija? Ačiū, labai senai laukiau. Galiausiai sužinojai. Tai ką, ačiū. Nu va, malonu buvo galiausiai tau pristatyti šitą vietą. Ačiū, reikia taisyti klaidą dabar. Tai va, čia jau mes bendraujam su ir gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centru. Juda į tą pusę, bet, žinai, pas juos ten ir su finansais, ir su visu kitu, žinai, visi stovi. Tai ten greitai nebūna, bet... Čia yra kur problema. Ten įrašyta jau užrašai ant to kryžiaus ir tie užrašai gal ne visai tinka, kad juos pervežti tiesiog ir pastatyti čia. Tai reikia gaminti naujus ženklus. Ir vienoje vietoje, ir kitoje, žinai. Viena žymi pirmų kursų pabaiga, šita vieta jau yra antrų partizanų kursų pabaiga. O ten kas palauk? Ir čia jau nesu tortais ir paradų baigėsi. Kitais metais bus minima Stasio Lukšos gimimo 100 metų sukaktis. Tikimės, kad iki to laiko klaida bus ištaisyta. Ir atminimo ženklai stovės abiejose stovyklose, kur vyko svarbus visai Tauro apygardai ir Lietuvai įvykiai. Kitoje laidoje vyksime į Merkinę ir išsiaiškinsime, kaip kapinių gėlės atsirado miško samamuose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimų.